Sveiki, brangieji, sveikinuosi su jumis šitokiu žodžiu, nes jūs iš tikrųjų esate sveiki. Ir toliau žiūrėsime į tai, ką Dievas dovanojo, atlikdamas ant kryžiaus ir ištardamas žodžius atlikta ir ką jis dovanoja kiekvienam iš mūsų šiandien, tai yra sveikata ir išgydymas. Mato Evangelijos 8 skyriaus 16 ir 17 eilutė kalbama apie Jėzų. Vakarui atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius, kad išsipildytų, kas buvo pasakyta per pranašą Izaiją. Jis pasiėmė mūsų negalės ir nešė mūsų ligas. Jėzus ateina į šitą pasaulį ir jisai tarnauja žmonėms. Galiausiai jisai miršta ant kryžiaus už mūsų visų nuodėmes, prisikelia ir šiandien jis yra gyvas. Tačiau žemiškos kelionės metu, susitikdamas su žmonėm, štai kaip šita atkarpa iš Dievo žodžio, atnešdavo, atvesdavo žmonės, kurie yra demonų apsėsti ir kurie serga įvairiomis lygomis ir sako, jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius. Taigi, Dievas, pats kūrėjas, ateina į šitą pasaulį ir jisai gydo žmonės arba juos išlaisvina žmonės nuo ligų. Mes užduodame klausimą, kodėl? Kodėl Dievas išlaisvina žmonės iš ligų? Todėl, kad lygos nepriklauso šitiems žmonėms. Lygos ir demonų dvasių apsėdimai, nuo ko Jėzus išlaisvina, žmonėms nepriklauso. Ir Dievas juos išlaisvina nuo tų dalykų, kurie žmonėms nepriklauso. Įdomiausia yra tai, brangieji, kad čia sakoma, kad gydė visus ligonius. Jis neatsižvelgia ir neklausinėjo, ką žmogus yra prisidirbęs ir dėl ko jisai serga. Jis neklausinėjo ir nežiūrėjo, šita liga yra paprastesnė išgydysiu, o šita per sudėtinga kaip vėžys arba mirtina kažkokia tai liga ir aš negydysiu, nes neturiu tam galios. Ne. Jėzus gydė visus ligonius ir visas ligas. Ir čia, brangieji, sakoma, kad per jo šitą gyvenimišką tarnystę išsipildo Izaijo pranašystė. Izaijo pranašystė tai daug šimtų metų iki tol pranašas Izaijas arba Dievas per pranašą Izaiją pranašavo, kad ateina Mesijas, kuris atneša išlaisvinimą iš nuodėmių, bet tuo pačiu antras dalykas, jis atneša išgydymą nuo įvairiausių demonų ir nuo įvairiausių ligų. Jono Evangelijos 10 skyriaus 10 eilutė sako, vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Ir čia randame dvi priešingybės. Jėzus, tai yra Dievo sūnus, ir velnias, kuris yra vagis, ir jų dvi skirtingos misijos. Velnias ateina tik tai vogti, žudyti ir pražudyti. Ką reiškia žudyti? Tai reiškia atimti iš žmogaus gyvybę. O liga ir yra žmogaus pražudimas. Tik vienas pražudimas įvyksta staigiai, o liga tai yra lėtas žmogaus žudimas. Liga tai yra tokia jėga, kuri ateina į žmogaus organizmą, į žmogaus gyvenimą ir nepraturtina žmogaus. Kaip tik liga, bet kuri liga naikina žmogų. Ir čia sako, vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti, o dėl ko Jėzus atėjo? Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą. Žiūrėkime, Jėzus ateina ir dovanoja gyvenimą. Ne mirtį ir ligą, bet gyvenimą. Taigi, mes galime padaryti drąsiai išvadą, kad liga nėra iš Dievo ir Dievas atėjęs į žemę jisai gydė ir išlaisvino žmonės iš bet kokios ligos. Iš bet kokios ligos. Taigi, kada mes žiūrime į Jėzaus auką, tai, ką jis atliko ant kryžiaus, kaip iliustracija, kad suprasti visą tai, galime keliauti į Senąjį testamentą. Sename testamente Išėjimo knygoje kalbama apie tai, kad Dievas planuoja išvesti savo tautą, žydų tautą iš Egipto vergovės. Ir ten atsitinka toks įvykis,
kada Dievas perspėja savo tautą, kad ateina Pascha, perėjimas, kada mirties angelas praeis per visą tautą ir išnaikins visus pirmagimius. Ir kas buvo tada įsakyta žydų tautai? Jiems buvo įsakyta paimti avinėlį, be dėmės, neligotą, neraišą avinėlį, papjauti jį ir jo krauju patepti durų staktas. Ir tą naktį, kada mirties angelas praeis Egipto šalį, matydamas durų staktas pateptas krauju, mirtis tiesiog praeitų per šitos namus. Antras įsakymas buvo toliau, kad tas avinėlis, kurio krauju buvo pateptos durų staktos, jisai būtų iškeptas ir visas suvalgytas tam, kad pasistiprinti prieš išėjimą į pažado žemę, prieš išėjimą iš Egipto žemės. Dėl ko aš visą tai kalbu ir kaip tai yra susiję su sveikata? Todėl, kad mes šiandien bažnyčiose švenčiame, kaip krikščionis mes švenčiame viešpaties paschą arba viešpaties atminimo vakarienę. Tai yra du simboliai. Tai yra taurė, vynmedžio vaisiaus ir antras tai yra duona, nerauginta duona, kuri simbolizuoja Kristaus kūną. Mes klausėme savęs, kodėl yra būtent šitie du simboliai, kodėl Egipte reikėjo žydams patepti durų staktas, ar neužteko vien tik tai avinėlio kraujo. Mes skaitome Dievo žodį, kad be kraujo praliejimo nėra nuodėmių atleidimo. Tai reiškia, jeigu mes tikime, kad Kristus atėjo į šitą pasaulį vien tik, kad pralieti savo kraują, kad jo krauju būtų atleistos tavo ir mano nuodėmės, vadinasi ir Sename testamente būtų užtekę patepti šitas durų staktas tik tai krauju. Klausimas, dėl ko reikėjo avinėlį iškepti, dėl ko reikėjo suvalgyti. Jeigu jūs būsite įdėmus ir paskaitysite Senąjį testamentą, jūs pamatysite, kad jie keliaudami per dykumą, per šitą nelengvą kelionę, niekas iš jų nesirgo. Todėl, kad jie patepė durų staktas avinėlio krauju, mirtis pralenkė, bet todėl, kad jie suvalgė avinėlį, keptą avinėlį, jie keliavo ir niekas iš jų nesirgo. Tokia buvo Dievo valia. Ir šiandien bažnyčiose, kada naudojami tie du simboliai, taurė, kuris simbolizuoja Kristaus pralietą kraują ant kryžiaus, tai yra nuodėmių atleidimas. Ir dėl to, kad Kristus numirė ant kryžiaus, dėl to, kad jis praliejo šitą savo brangų kraują, dėl to, kad atleistos tau ir man mano nuodėmės, mums yra dovanojamas nuodėmių atleidimas, amžinas gyvenimas, įsūnystė ir visas paketas dovanų. Bet tada aš užduodu klausimą, tai kodėlgi reikalinga ta plotkelė, dėl ko reikalinga šita duona? Būtent, brangieji, būtent todėl, kad Kristaus kūnas buvo paaukotas ant Golgotos kryžiaus ir pralietas ne tik tai kraujas, bet buvo paaukotas ir jo kūnas. Ir šitie abudu simboliai yra labai svarbus. Apie ką ir kalba Izaijo pranašystė? Kad atleistų tavo ir mano nuodėmės, bet taip pat jis numirė už tavo ligas ir tavo negalės. 1 Petro laiškas Naujame testamente sako, jis pats, 1 Petro 2 skyrius 24 eilutė sako, jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmės ant medžio, kad mirė nuodėmėms gyventume teisumui. Jisai numirė ir čia užnešė mūsų nuodėmės ant medžio, kalba apie jo kraujo praliejimą, kad jisai buvo pralietas jo kraujas ir atleistos mūsų nuodėmės. Bet sakinys nesibaigė. Čia kartojama Izaijo pranašystė arba šitos dvi tiesos. Sako toliau, jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Ir va šitas žodis išgydyti, čia nekalba apie kažkokį tai dvasinį išgydymą, kad šita eilutė neva kalba tik apie tavo nuodėmių atleidimą. Šitas žodis, graikų kalbos žodis išgydyti reiškia fizinį išgydymą. Todėl raštas sako, kad Dievas atėjo, numirė ant kryžiaus, atleido tavo nuodėmės ir išgydė visas tavo ligas, visas tavo negalės. Jūs buvote išgydyti. Tai kalba apie praeities laiką, tą laiką, kada Jėzus buvo paaukotas ant kryžiaus. Čia mes sustokime trumpai ir priimkime šitas dvi tiesas. Jėzus numirė už tavo nuodėmės, praliejo kraują. Jėzaus kūnas buvo paaukotas,
Ir jo žaizdomis mes buvome išgydyti. Kitaip tariant, Dievas dovanoja visišką sveikatą. Visišką sveikatą tavo fiziniam kūnui, kad tu gyventum be ligų. Ir mes sakome, ačiū tau, Jėzau, ką tu atlikai ant kryžiaus, mes priimame šitą dovaną. Mes priimame tavo brangų kraują, kuriuo atleistos mūsų nuodėmės, bet mes priimame ir tavo išgydymą. Išgydymas, brangieji, yra Dievo malonės dovana ir tai buvo atlikta ant kryžiaus. Ir tai yra dovanojama kiekvienam iš mūsų. Kiekvienam iš mūsų. Nes, dar kartą pakartosiu, liga nėra iš Dievo. Bet kokia fizinė liga. Tai yra mirties pasireiškimas tavo organizme. Ir Dievas sako, aš su tuo nesutinku, aš už tai numiriau, aš atėjęs į žemę gydžiau bet kokią ligą ir šiandien aš tau dovanoju sveikatą. Todėl patikėk ir priimk tai, ką aš atlikau ant kryžiaus. Ir kaip mes dar galime ne tik priimti, bet kaip Jokūbo laiškas sako, priešintis. Priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Atsiduokite Dievui ir bendraukite su Dievu, bet velniui priešinkitės. Jeigu aš pripažįstu ir skelbiu, kad ligai nėra iš Dievo, kad tai yra iš velnio, mes ne tik tikėjimu priimam išgydymą, bet tuo pačiu mes priešinamės ir mes sakome, liga nėra iš Dievo, Dieve tai neteina iš tavęs, man tai nepriklauso ir aš tai nepriimu. Ačiū Jėzau už tavo auką, kad tavo žaizdomis aš esu išgydytas, aš buvau išgydytas, aš tikėjimu priimu sveikatą, aš tikėjimu priimu išgydymą ir šitą tavo malonės dovaną dabar ir čia. Ir jeigu tu žiūri šitą video ir turi bet kokį menkiausią savo kūno negalę, aš skelbiu, kad šita liga nėra iš Dievo. Ne Dievas ją tau siuntė. Nesvarbu dėl kokių aplinkybių šita liga, negalė, skausmas, ar trumpa liga, ar kažkokia tai įsisenėjusi liga, aš skelbiu ir sakau, kad Dievas dovanoja tau sveikatą. Tai nėra iš manęs, tai yra iš Dievo, jis tą pelnė ant Golgotos kryžiaus ir jisai skelbia ir dovanoja tau sveikatą. Todėl priimk dėkojimu ir dėkok už sveikatą, kurią Dievas tau dovanoja. Ji tau priklauso. Priešinkis lygai ir bet kokiam simptomų pasireiškimui. Man tai nepriklauso. Aš nepriimu. Šalin nuo manęs bet kokie skausmai, bet kokios lygos. Man priklauso sveikata iš jo malonės. Aš esu sveikas, aš esu išgydytas ir aš vaikščiosiu sveikatoje. Todėl aš laiminu tave ir skelbiu, kad tu esi visiškai sveikas, visiškai esi išgydytas ir dabar pat šitie simptomai sveikata pasireiškia tavo gyvenimą. Laiminu tave, kad tavo dienos, tavo gyvenimas būtų be ligų. O jeigu ir tokia pabandytų pasibelsti į tavo kūno duris, į tavo duris, pasipriešink tam, priimk tiesą, primink šitą tiesą, netgi ir lygai gali priminti, sakyti, kad Jėzus numirė už mano sveikatą ir aš nepriimu tavęs. Aš nepriimu, man nepriklauso šita liga, aš esu sveikas ir aš būsiu sveikas. Jėzaus vardu laiminu tave.